Labas iš pačio ryto, mėlyje. Šio ryto tema tai bus meilė fotografijai, noras fotografuoti ir drąsa fotografuojant. Mano nuomonė tai yra labai svarbu, kai žmonės išgirsta motyvuojančius žodžius ir pritaiko juos savo. Sako taip, tai tie žodžiai mane palietė, todėl man iš tiesų reikia keistis. Ir tai yra drąsa. Kai tu pasakai, man reikia keistis, man reikia daryti taip ir tikrai bus tik geriau, o ne blogiau. Taigi šita tema, motyvuojanti šio ryto tema, tikiuosi daugumai padės. Na, o prieš tai visada prašau, spausk laiko. Jeigu tu žiūri ir peržiūrėjai visą iki galo, nepamiršk paspausti, ypač jeigu tau patiko. Būtinai paspausk prenumeruoti. Būtinai paspausk skambutį, kad nepraleis kitų video. Būtinai pakomentuok bent po 3-4 žodelius. Tai kelia YouTube kanalą aukščiau ir kaip smagu, kai vis daugiau ir daugiau prisijungia žmonių, kuriems patinka apie tai, ką aš kalbu, patinka mokytis kartu su mumis, patinka žygiuoti fotografijos keliu ir taip judėti į priekį kartu. Būtinai užduok naujų temų. Man tai irgi paprasčiau. Aš žinau, kad daug kas turi klausimų ir man rašo asmeniškai, nori konsultacijų ir taip toliau. Tų klausimų yra aibės. Vat, klausimas tik tai, kodėl nerašo, kodėl neužduodat, jeigu jums kažką skauda ir reikia, nori sužinoti. Čia taip pat reikia drąsos. Žinot, drąsos reikia fotografuojant iš tikrųjų, mokantis fotografuoti iš tikrųjų, nes kitą kartą reikia drąsos paklausti. Mums atrodo, jeigu daugiau klausim, tai mes kvailai atrodom. Jeigu neklausim, tai mes protingi. Ne, mėlyje, aš mokiniams savo visą laiką sakau, protingas tas, kuris klausia, o ne tas, kuris tyli ir apsimeta, kad jisai protingas. Tai štai, meilė fotografijai, noras fotografuoti ir būti drąsiam fotografuojant. Meilė fotografijai turbūt bene pats svarbiausias dalykas. Kodėl pas mane ateina mokytis? Todėl, kad būtent patinka fotografuoti, tai yra meilė fotografijai, patinka viskas, kas gaunasi, kaip ten pavyksta ar nepavyksta, bet nori išmokti, todėl kad nes žino, kodėl kartais pavyksta taip, kas jam patinka, ir kartais ne ir nepavyksta, ką tai daryti ir taip toliau. Ir aišku, ta meilė gali greitai praeiti, jeigu tu nesupranti, kas, kur, kaip, ką daryti ir taip toliau, ir tau nesigauna. Čia gausi, čia nesigavo ir tu nesupranti, kaip tas visas vyksta. Kažkas sako, ai, imk, skaityk instrukciją, ten sužinosi, kaip naudotis fotoaparatu. Ta instrukcija vartai ir nieko nesupranti, kas ten joje parašyta. Tengi nepasakyta, kad jeigu naudosi tokį nustatymą, tai gausi tam tikrą efektą, kuris tavo nuotrauką papuoš. Nėra ten tokių dalykų. Faktas, ten yra grinai techniniai dalykai, kuriuos nežinai. Kaip nustatyti, kodėl juos turėtum nustatyti ir taip toliau. Taigi, meilė fotografija, tai manau, vienas svarbiausių dalykų, kai tu eini nežiūrint į nieko, nes tau patinka, ką tu darai, kas tau gaunasi ir taip toliau. Noras fotografuoti taip pat labai panašus į tai, ką mes vadinama meilė. Kai tu kiekvieną kartą galvoji, kaip man tai padaryti. Galvoja apie tai, kokią techniką man įsitaisyti, kaip pasinaudoti, kaip išmokti ir kaip lengviau tai padaryti, greičiau tai padaryti ir kokybiškiau. Taigi tas noras prasideda nuo to, kad mes pradžiai norim stipriai išmokti, norim stipriai sužinoti, kas vyksta. Noras fotografuoti tai vienas toks dalykas, kuris stumia tave į priekį ir tai yra labai gerai. Todėl meilės fotografijų ir noro reiktų saugoti juos, kad nepraleist, kad nenumalšint vien tuo, kad tu nežinai. O tai atsiranda dėl to, kad mums pritrūksta žinių ir drąsos. Drąsa fotografuoti, žinot, turi keletą aspektų turbūt. Kad fotografuoti gerai, mes dažniausiai renkamės kažkokią gerą techniką, brangią techniką ir vėlgi nežinodami, kodėl, nelabai suprasdami.
Ar žinojot, kad daugumas turbūt mokinių renkasi tam tikrus objektyvus vien dėl to, kad nebūtų artume su, tarkim, žmogum, su klientu ir panašiai. Sako, man patinka štai tas objektyvas. Iš juo galiu priartinti, prizumint ir taip gaut rezultatą, ten tipo gražų ir panašiai. Bet kai mes pakalbam ilgiau, išsiaiškinam ir dažnai labai pasidaro aišku, kad iš tikrųjų trūksta drąsos būti iš arčiau. Nes būna žodžiai paminimi tokie kaip, tai kaip aš, atprėjęs arti, nebadysiu su objektyvu į nosį. Tai reiškia, kad trūksta drąsos. Reikia daugiau drąsos turėti. Fotografijoje būtina turėti drąsos. Ir eiti į priekį. Jeigu tu gavai uždavinį, tu reiškia turi fotografuoti. Turi eiti, stengtis įlysti ten, kur galėtum gauti tam tikrą rakursą fotografuojant, tam tikrą įdomų kadrą, kad matytųsi iš tos vietos kažkas daugiau, kas tau yra svarbu. Ir reikia atsiminti, kad jeigu tu gavai ten užduotį ir tu atėjai ten fotografuoti kažkokį renginį, reiškia, tu esi tos padėties šeimininkas, ne kažkas tau negali kažko tai aiškytis, kad ten to negalima, ten nelys ar panašiai. Faktas yra vietų, kur tu tikrai negali lipti, eiti kažkur tai ten ir taip toliau, bet prieš tai reiktų pasirinkti, išsiaiškinti, kur tau reikėtų, kur tu galėtum, kaip tu galėtum padaryti. Nebijot prieiti prie žmonių, būtinai išdrįst fotografuoti ir iš arčiau. Štai kodėl man dažniausiai patinka objektyvai, tai yra fiksuotų židinių, kurių pagalba aš galiu prieės iš arčiau fotografuoti, kitą kartą galbūt ir iš toliau. Ir man nelabai patinka artinantys, tai yra zoom objektyvai, ūkiškai tariant, ir aš dažnai vadinu juos tinginių objektyvais, kurį įsigyja, jiem nereikia kaitaliot. Fiksuoto židinio objektyvus reikia kaitaliot, o tų nereikia kaitaliot. Štai dar vienas ženklas, kuris parodo, kaip mokiniam, kaip pradedantiesiems pritrūksta drąsos. Reikia turėti drąsos kaitaliot, nebijot technikos, nebijot keisti tam tikrus nustatymus. Mes, kai mokomės fotoaparatus, nustatom taip, kaip reikėtų, kad atiduotų fotoaparatas visas savo geriausias savybės, kad vėliau mes galėtume redaguoti nuotraukas ir padaryti iš jų tikrai kokybiškas geras nuotraukas. Bet dažnai mums pritrūksta drąsos, kai mes norim kažką pakeisti. Mes bijom, kad jei pakeisim ir paskui pamiršim, kaip reikės kažkur kažką atstatyti. Tai paprastai, ką aš vėlgi sakau, nebijok to daryti, nusifotografuok ekrane matomus nustatymus su mobiliu ir panašiai ir nebijok kaitalioti tam tikrų nustatymų. Kaitalioti reikia ne dėl to, kad svarbu kaitalioti. Kaitalioti reikia dėl to, su mintimi, kad tu išbandai vienokį ar kitokį nustatymą. Kad tu išbandai vienokį ar kitokį išlaikymą, vienokį ar kitokią diafragmą, tam, kad matytum efektas. Suprast, kodėl tu tai keiti, ką tu nori gauti ir jei pakeisi, ką tai padarys. Aišku, sakys, tai iš kur man žinau, kaip aš suprasiu, ką tai padaryti. Štai dėl to mes ir pradedame mokytis. Drąsa nuo to ir prasideda, kai tu apsisprendi mokytis. Kai tu mintyse vis suki, galvoji, man patinka, aš noriu, aš myliu fotografiją ir tu pradedi apsisprendi ir sakai, viskas, einu ir mokausi. Einu ir sužinau apie tai. Ir kai tu apie tai sužinai, ką tam tikri nustatymai daro, tau belieka juos išbandyti. Nustatyti, nebijoti, reguliuoti savo fotoaparatų. Ten tiek yra pilna nustatymų. Pagalvok apie tai, kad jeigu aš pakeisiu, įdomu, kas dabar, kaip, ką aš gausiu. Nes tam tikrus pagrindus besimokant mes gaunam. Toliau tik tai drąsos tereikia.
tai reikia drąsos išbandyti, nebijoti pakeisti išlaikymus, galbūt jį pagreitinti, galbūt jį sulėtinti, nebijoti pakeisti diafragmą ir žiūrėti, kas gaunas. Ką aš paprastai rekomenduoju. Sakau, fotografuokit tą patį objektą, nejudinant fotoaparato. Jeigu mes kaitaliuojam, pavyzdžiui, diafragmą. Esu apie tai ne kartą kalbės. Ir pažiūrėk, nufotografuok su atvira diafragma tą patį objektą ir nufotografuok su uždara diafragma. Tu iš karto pamatysi efektą. Ką tada darom? Mes tada galvom, o kur dabar tą efektą galėtume panaudoti. Tai štai, drąsa, jinai yra vienas svarbiausių varikliukų, kuris veda mus į priekį. Kada mes drąsūs esam fotografijoje, mes einam, kalbam, tariamės, atsiranda minčių, judam į priekį, fotografuojam, jeigu reikia prieinam iš arčiau žmogų fotografuojam, jeigu reikia iš toliau. Jeigu renginį einam ir fotografuojam ir einam kažkur tai pro žmonių, kaip čia pasakyti, pro priekį žmonių, tai neinam susitraukę kažkaip, kad, reiškia, uodegą sugaubę, užrietę ar kaip ir tokie, žinot, visko lyg ir bijantis. Ne, tau reikia, tu eini, praeini, prabėgai, kad kažkam netrukdyti ar panašiai, bet tu tos padėties šeimininkas. Todėl drąsa fotografija tai vienas bene svarbiausių turbūt variklių, kurie tave veda. Žinot, toliau meilė, noras ir ta drąsa, tai nereiškia, kad tu dabar turi galvoti apie tai, kad, aš noriu išmokti ir uždirbti pinigus. Ne veltui aš pradėjau nuo meilės. Žinot, kai yra tau meilė fotografijai, tai tas uždirbti arba pavadinti darbu, fotografuojant, kad ir pačius renginius, tai ko gero būtų neteisinga. Bet tai čia iš mano pusės, čia grinai mano nuomonė. Žinot, aš fotografiją ir tai, ką aš darau, aš tai nevadinu darbu. Man tai yra žaidimas. Atsikėlęs iš ryto, aš išeinu į miškelį. Po miškelio, papusryčiavęs, nusiprausęs po dušo, visą kitą, aš jau einu susitikti su mokiniu, su mokiniais. Ir man tai yra smagu, man tai nėra darbas. Žinot, kai tau nėra darbas ir tu myli tai, ką tu darai, tu nori tai daryti, anksčiau ar vėliau uždarbis jis ateis. Kodėl? Todėl, kad tu atsiduodi, todėl, kad tu stengiasi viską padaryti kuo įdomiau, kuo geriau, kad sužinotų, kad išmoktų, kad padarytų. Tai štai tokie dalykai, žinot, kaip Naujam testamente yra žodžiai, gal netiksliai pasakysiu, taip kaip čia yra meilė, noras ir drąsa, tai Naujam testamente meilė, tiesa ir gyvenimas, berods tokie yra žodžiai, Jėzaus pasakyti, bet svarbiausia iš jų yra meilė. Galite pabandyti susirasti, kažkuriam gali būti suklydau kažkurį žodį, bet vis tiek svarbiausia tai yra meilė. Taigi meilė fotografijoje, aš manau, gali motyvuoti vis labiau, tada tu turi norą ir drąsos eiti ir padaryti. Keliuosi, einu ir darau. Tai štai fotografijoje tokia motyvacija, drąsa, meilė ir noras, manau, padės tau žygiuoti į priekį, mokytis vis labiau, daugiau, sužinot ir išnaudoti tai, ką tu išmokai. Mano nuomonė, tai yra labai svarbu. Mylėjai, jeigu aš motyvau nors kiek, jeigu nors kiek užkrėčiau kažką tai daryti, tai aš manau, kad tikrai pasiekiau savo tikslo ir jūs galėsit eiti drąsiau su meilė fotografuojant, o visa kita paskui ateis to, ko jūs siekit. Taigi mokytis pas mane galima dviem būdais. Pirmas iš jų savarankiškai, antras iš jų individualiai mokytis galima. Savarankiškai tai yra net 10 temų video formate, kuriuos įsigijus jūs galite mokytis pats savarankiškai, kelionė, važiuojant, einant, žiūrint per kompiuterį, planšetę, žiūrint per telefoną ir svarbu turėti fotoaparatą ir klausyti, žiūrėti ir daryti tai, kas sakoma. Aš manau, kad tai yra labai patogu, nes gali mokytis būnant kur nori, kada nori ir kiek nori laiko. Laikas tikrai neribojamas, todėl 10 temų tau tikrai padės. Galima ir 6 temų paketą įsigyti, galima ir po vieną temą. Labai ten patogu, nuoroda yra po šio video, būtinai patyrinėk, būtinai pasižiūrėk. Aš manau, kad daugumai tinka mokinių, tai tinks ir tau. Na, o jeigu nori dar rimčiau užsimti ir mokytis individualiai, tik tai tu ir aš, kai mes susitinkam dviese ir einam šias
6 temas ir mokomės kartu, tai aš manau, galima dar greičiau ir geresnių rezultatų pasiekti, įgyti drąsos, motyvacijos ir sužinoti, kaip viskas vyksta. Tai štai individualūs fotografijos kursai, tai kuriuose atiduodamas mano visas žinių bagažas. Visa informacija, daugiau kaip 35 metai stažų fotografijos, tokios istorijos, taip kad gali sužinoti kur kas daugiau, kaip pasiekti greičiau ir aiškiau savo fotografijos rezultatų. Tai manau labai patogu, nuoroda irgi yra po šio video, todėl būtinai pasižiūrėk ir nuspręsk, kaip sakant, suimk visą drąsą ir sakyk taip. Aš noriu pradėti, senai galvoju, senai noriu, aš myliu fotografiją, todėl man yra labai svarbu pradėti štai dabar. Štai dabar. Taipgi visus turbūt atsisveikinsiu iki sekančių video. Visiems su meile fotografijos, neprarasti noro ir būti drąsiems fotografuojant. Tai mėlyje, iki sekančio karto, iki susitikimo. Sveiki. Apie mokytoją Vladą galiu palikti tik tais geriausius atsiliepimus, kaip apie savo fotografijos mokytoją, taip pat kaip apie žmogų kupiną įdomių idėjų ir turinti malonų bendravimą. Pačios fotografijos pamokos buvo labai efektyvios, aiškiai ir suprantamai dėstomos. Jeigu kažko nesupratai, tikrai gali paklausti 1, 2 ar net 3 kartus. Netgi būdavo galimybė pasirašyti po pamokų. Labai patiko tas faktas, kad pasibaigus kursui tu kaip mokinys nesi pamirštas ir pats mokytojas pasiteirauja, kaip tau sekasi. Tai tikrai rekomenduoju šios kursus, bus smagus laikas, efektyvūs mokymai ir tikrai manau, kad gausit dozę motyvacijos mokytis.